Sveiki visi. Tai šiandien kalbiname daktaro Jono Basanavičiaus, karo medicinos tarnybos karo psichologę, kapitonę Dainorą Radvilę. Ne taip sukirčiau, bet supratom, ne? Ukrainoje jau penktus metus žmonės gyvena tarp sprogimų, sirenų ir nuolatinės įtampos. Iš šalies gali atrodyti, kad prie to galima tiesiog priprasti. Apie tai daug kalbam ir viešoje erdvėje. Bet kaip jūsų nuomonė, kaip karo psichologijas, kokie iš tiesų gali būti to padariniai psichologiniai? Tema tokia skaudi, sakykime, ar ne? Mes tos padarinius dalinai matome, nes pas mus į karių reabilitacijos centrą atvažiuoja ukrainiečių. Tarp kitko, visai neseniai pačiai teko bendrauti, tai natūralu, ar ne, kad tiek laiko besitęsianti kova, tai yra nuolatinis stresas, nuolatinė įtampa, ar ne, ir mes automatiškai pervargstam, perdegam. Čia neskaitant jau tų kraštutinių potrauminio streso sutrikimo, ne, pastovios mirtys, tai reiškia, žmonės yra nuolatiniam užsitęsusiam gedule ir tai sekina, viskas sekina, ne, daug emocijų, daug tokių skaudžių dalykų ir potrauminio streso vienareikšmiškai. Ir dar vienas toks dalykas, kurį aš pastebėjau, kad kai kurie kariai užsiazartinę, Ukrainos kariai, jie nebegali atsitraukti nuo mūšio. Nebegali, nes jeigu juos atitrauki, pavyzdžiui, jie atvažiuoja į reabilitaciją, jie nori kuo greičiau grįžti atgal. Nes buvimas ne kare, ar ne, duoda jiems tą prasmės trūkumo jausmą. Nes ten yra prasmė, ten aš darau kažką svarbaus, ar ne, o kai aš ilsiuosi, aš tarsi esu atitrūkęs nuo viso šito. Tai yra ir tokia dalis, bet nesakau, kad visi. Taip, nežinau, turbūt tokie baziniai būtų dalykai. O jeigu kalbėtume apie visuomenę, visą tą, kuri, taip, sakykime, fiziškai nekariauja. Nekariaujančią visuomenę. Tai va, tai aš manau, kad daugiausiai šitie žmonės susiduria su stresu, gedulu, pastovaus gedulas ir įtampa, kada mano artimasis galbūt tenai bus, įtampa galbūt užpuls, nes mes žinom, kad priešas ar nepuola ir civilinius objektus. Tai ir nuovargis, kaip pasakyti, net ne mūšio, bet tos visos emocinės atmosferos nuovargis, nes nuo streso chroniško mes perdegam ir tai vadinam išsekimu. Ir patys ukrainiečiai iš tikrųjų labai daug apie tai patys kalba, kad jūs matote, ne, kad mes gyvenam normalų gyvenimą kaip ir visi, rytais bėgiojam, linksminamės, išeinam į barą alaus atsigert, ta prasme, bet koks tiesiog gyvenam tą įprastą gyvenimą. Kaip tai koreliuoja su tuo stresu, įtampa ir tuo galbūt prisitaikymu. Mes negalim sakyti, kad jiem nesvarbu ir dėl to jie, taip sakant, tu irgi negali savęs į tą liūną, tokį, įtampos įmes, tiesiog tu darai kažką, kas tave kažkaip atstatytų. Jo, tai natūraliai, instinktyviai žmonės, ar ne, ypač senesnios gal kartos į veiklą yra, savo stresą sprendžia darbu ir veikla. Tai vienareikšmiškai natūralu ir netgi labai gerai, kad žmonės tęsia tai, ką darė, pavyzdžiui, arba netgi daro kažką daugiau, ar ten pradeda kažkokio intensyvų sportą, ar tenais užsiima kažkokiom, galbūt netgi atsiranda toks jausmas, kad, nežinai, ar tau rytojus išauš ir tu pradedi daryti tai, ko tu niekada neišdrįsai iki tol daryti. Ne, tai aš manau, kad tai yra natūralu ir tie, kurie adaptyvūs žmonės, kurie prisitaiko, tai jie ir daro. Nes arba kiti net negali nedaryti, nes jeigu nedarytų, tai jie turbūt būtų jau kokioje psichiatrinėje ar dar kažkur. Tai tiesiog žmogus turi gyventi tą gyvenimą, nesustoti jo gyvenęs, nes kitaip tu praktiškai tik egzistuoji ir tu galiausiai vis tiek, tada jeigu tu nieko nedarai su savo stresu, tai tu galiausiai atsiduri ant ribos, kaip sakant, tarp gyvenimo ir mirties, kaip čia įvardinti. O jeigu kalbėtumėm apie tą gyvenimo, sakykime, pavojaus režime, kokie padariniai gali būti fiziškai? Streso tos pasekmės fiziškai. Labai daug gali būti. Šiaip stresas tai paveikia daug mūsų fizinių sistemų, ar ne? Tai ir kraujotakos
Stresas yra susijęs su širdies ir kraujagyslių ligom, kuri yra pagrindinė mirčių priežastis, ar ne? Tas pats skrandžio, žarnyno, virškinimo sistema, ar ne, neatlaiko, gali prasidėti visokios odos ligos, ar ne, gali ir netgi išsivystyti tos sunkios lėtinės ligos, kurios, kaip vėžys, pavyzdžiui, arba ten diabetai, cukriniai, ar ne, nu čia tiesiog stresas išprovokuoja pačias įvairiausias ligas. Skausmai, tiesiog skausmai, ar ne? Kūne, kurių nieks negali paaiškinti. Nes tu esi įtampa ir tavo raumenys yra įtampai. Tai ir automatiškai poza kenčia įvairūs dalykai. Struktūra. Ar įmanoma kažkaip tą suvaldyti? Aš stresuoju, aš žinau, kad man reikia nestresuoti, ką man daryti. Jau jaučiu, kad fiziškai kenkia, ne? Mes, aišku, nelygintos situacijos, ne, gyventi karo metu ir taikos metu mum Lietuvoje, bet, taip sakant, kiekvienas savo karą kovoja, jeigu taip sakytumėm emociškai, tai kaip tą suvaldyti. Kai tu tą kaip ir sąmoningai supranti, bet jauti, kad tau fiziškai atsiliepia, bet nieko negali savo padaryti. Tas nieko negali savo padaryti, čia man gal skamba kaip nuostata. Gali žmogus padaryti. Bet pirmas dalykas, aš ką matau praktikoje, ar ne, ir tikrai, manau, mato ir dauguma kitų, kad visų pirma žmonės nesugeba įsisąmoninti, kokioje jie būsenoje yra. Jie įsivažiuoja į tą būseną ir ta būsena, kaip natūrali pasidaro, kaip ir normalu, man yra nieko, ta prasme, kaip čia įvardinti, stresuoti. Normalu tai būti, nes čia situacija, aplinka ir taip toliau, ar ne? Ir įsivažiuoja ir nesupranta, kad jis jau yra ant perdegimo ribos. Arba nesupranta, kad tie skausmai yra susiję būtent su ta reakcija, ar ne? Tai pirma yra sąmoningumas. Aš ką sakyčiau, kad žmogus pirmiausia turėtų ugdyti sąmoningumą į save, tai reiškia jausti save, ką aš dabar galvoju, ar tos mintys yra tikrai realios, ar ne, kokios emocijos dominuoja, ir aš visą dieną tenais kuriu katastrofinius scenarius ir strese ir baimėje gyvenu, ar ne, ir jeigu taip yra, tai jau nėra normalu, ar ne, tai aš turiu tą įsivardinti savo visų pirma, kad gal čia jau per daug. Jeigu kūnas reaguoja, šiaip kūnas yra vienas geriausių signalizatorių, kaip aš sakau, kur jį atkreipus dėmesį, tu gali suprasti. Jeigu ten kažkas jau yra negerai, tai yra tau ženklas, kad kažką reikia daryti. Ir tada tu tiesiog įsisąmonini ir supranti, tai aš dabar patiriu tą ir tą emociją ir dabar aš kažką išgyvenu, ne, ir kodėl, galiu pasigilinti ir tada aš galiu nuspręsti, ką aš noriu su tuo daryti. Ir tada jau mes turim eiti prie sąmoningų pasirinkimų. Kas man kaip žmogui padeda? Vienam gali padėti sportas, kitam gali padėti pasikalbėjimas su draugu, trečiam gali padėti muzika, ketvirtam gali padėti relaksacijos, ne? Kitam meditacija, kitam malda, ar ne? Kažkam dar kažkokie kiti. Tai yra įvairovė, bet žmogus turi klausti savęs, kas man padeda nors šiek tiek pasijusti geriau. Rast savo būdą. Rast savo būdą. Kas jam labiausiai padeda. Nes nėra vienos piliulės. O dar truputį grįžtant prie tos temos, mes aišku dar irgi paliesim ir šitus dar klausimus, bet o kokie padariniai yra kariui? Kas jūsų nuomonė, kam yra sunkiau? Ar tam, kuris laukia sugrįžtančio, ar tam, kuris yra apkase? Aš manau, kad nelabai gali ir lyginti, nes tai yra kaip ir skirtinga, panašaus sunkumo, bet skirtingos gal būsenos tiesiog, bet jos yra sunkios ir tame. Ir dar labai priklauso, kaip žmogus pats savo interpretuoja tuos dalykus. Nes kai kuriems žmonėms stresas ir iššūkis yra azartas ir adrenalinas. Ir jie ten pasijaučia gyvi, kaip aš sakau, yra kare tokių žmonių. Ir jeigu taip žiūrėtum, tai tada galvotum, kad gal jiem tada yra geriau tam mūšio laukia, negu tam, kuris laukia ir tenais ištisai stresė, ar išgyvens, ar neišgyvens, grįš ar negrįš, ar čia jau man verkti, ar ką daryti. Nežinomybė yra vienas turbūt tokių sudėtingiausių jausmų, kur tu nežinai, ką su juo daryti, nes tu įstringi. Nes jei žinotum, tai darytum kažką. Ar čia jau verkt man, ar čia man ruošti, planuoti gyvenimą toliau su tuo žmogum, ką man daryti, ar ne, ir nežinomybė įstrigdina mus toj tokioj būsenoj. Tai nei viena nėra lengva, nes ten yra pastovi įtampa, pastovus stimulacijų kiekis didžiulis karo lauke, o ten gal yra ramiau, bet ten yra vidinis tas. Ne? Ta mūsų galva ten generuoja iš nežinomybės dalykus.
Taip, nežinomybė abiejose pusėse egzistuoja. Nežinai, ar rytoj... Jo. Kasdienybė irgi jos yra, bet mes bent jau galim susiplanuoti ir patirtis rodo, kad kai karo nėra, tai gali įgyvendinti tai, ką susiplanavai, o tenais tu visada esi tokiam aliarme, kur nežinosi, ar čia pavyks ar ne. Kalbant apie Lietuvos kariuomenę, mes gyvenam taikos sąlygom, bet nuolat treniruojamės ir iš esmės, taip, galim būtų sakyti, kad simuliuojame karą. Ruošiamės tai ginkluotai valstybės gynybai ir kokie padariniai yra ar gali būti kariui, kurio darbo diena neprasideda 8 ir nesibaigia 5. Kur treniruotė vyksta ilgiau negu įprastai. Taip, nes užimtumas dėlis, pas mus yra taip, karys 24/7. O gali būti visaip. Tai chroniškas stresas, kur pyktis gali baigtis perdegimu, kaip ir vėl sakau, žmonių. Ir aš matau nemažai, kad būna tokių karių, kurie net nesupranta, kad jie yra perdegę, bet čia yra ne tik kariuomenė, yra ir visuomeniai tas pats. Ir tas toks būna pyktis ir paskui demotyvacija, aš nebenoriu čia tai apie ką aš gyvenu, jeigu man tik darbas, o kur šeima, kur mano tas asmeninis gyvenimas. Tai padarinių, aš manau, dažniausiai būna tokie. Pyktis, nusivylimas, demotyvacija ir galiausiai, jeigu žmogus nieko nekeičia ir nesprendžia viduj šitų problemų, prieinam prie perdegimo. O galiausiai tai baigėsi arba ligomis, arba išėjimu tiesiog iš darbo vietos. Ar mūsų laikais tai gali būti išsprendžiama? Gali. Viskas gali būti išsprendžiama, bet sakau, turi prasidėti nuo to vidinio sąmoningumo. Ir arba priėmimo kito žmogaus pastebėjimų, kad žiūrėk, aš matau, kad tau yra kažkas jau. Gal, reikėtų. Ir žmogus, jeigu atviras, tai jisai gali suprasti ir imtis greičiau tų veiksmų. Bet jeigu ne, tai jisai aš varau savo ir varau, kol dasibaigs. Ir kartais kai kurių karių mentalitetas yra toksai, kad aš iki galo. Tai koks aš vyras, koks aš karys, jeigu aš nevarau iki galo, kaip sakant, suplėšau rūbus iki galo, batus iki galo ir tik tada keičiu, ne? Tai čia apie tai. Mentalitetas. Dažnai sakoma, kad stipri visuomenė, stipri valstybė. Bet kartais pažvelgus į socialinius tinklus, į komentarų skiltis ypač ir bet kur, kas susijęs su ta, taip sakant, viešąja erdve, kartais atrodo, kad atrodo labai priešingai iš tikrųjų, kad labai daug susipriešinimo, pykčio ir tų skirtingų stovyklų. Bet vis dėlto labai dažnai matom ir kitą vaizdą. Per valstybinės šventes vis daugėja trispalvių gatvėse, žmonių minios didėja ir matom ir grūstis prie signatarų namų, per vasario 16 prie laužų ir kartais net atrodo, kad per valstybinės šventes net ir himną girdim giedama vis garsiau. Tai jūsų kaip psichologinių požiūrių, kaip galite paaiškinti tą paradoksą, kodėl kasdienybė galima atrodyti susiskaldę, bet svarbiais momentais vis tiek gebame susivienyti? Čia aš manau toks gal ir bendruomenių efektas būna, kai jau susivienijam, kai einam į socialinius tinklus ir skaitom komentarus, ten mes dažniausiai matom pavienių žmonių nuomonės, kurios ten prisijungia. Pavyzdžiui, viena nuomonė prisijungia prie kitos, kita prie kitos, bet žmogus dažniausiai sėdi vienas ir vienas rašo. Ir kai yra kažkoks bendras susibūrimas, žmonės žino, ten apima toks įdomus jausmas, toks galios, vienybės, bendrumo jausmas. Ir žmonės, kurie yra patyrę, ir, pavyzdžiui, jeigu yra tikslas kažkoks, kur žmogui rezonuoja, kur svarbu, tas susivienimas, jisai nori tos bendruomenės, nori to tikslo kažkokio, tai jie ir susivienyje. Ir jeigu yra rezonuoja tam žmogui, dažniausiai ten nebūna, kad susivienyje visi yra ta dalis, kuri neteina. Mes tiesiog matom tą dalį, kurią ir surezonavo tą idėją. Mes nežinom, neištyrėm, bet tikėtina, kad ateina ta dalis, kuriai surezonuoja tą idėją. Tos šventės, to kažkokio, protesto, kai būna, ar dar kažkas, o kita dalis arba lieka neutrali, arba tiesiog neteina, nes jie priešiškai nusistatė ir tada komentuoja socialiniuose tinkluose. Tai čia taip gal apibendrinti neišeina, taip 100%, kad mes čia visi susivienijam staiga ir tada visi vėl išsiskaldom.
Tai yra vis tiek, nėra taip, kad visi 2 milijonai, kiek ten mūsų su pusė, ne, sueina. Taip nėra. Vis tiek išlieka tų tokių. Vyrauja nuomonė, kad šiandien visuomenė apskritai yra jautresnė nei anksčiau. Ir ar pastebi tokią tendenciją, ar pastebi tie kariuomenę ir kas jūsų nuomonė tai lemia? Gal tiesiog šiandien dažniau kalbam apie psichologinę sveikatą, gal mes visuomet buvom jautrus? Kaip jūsų pastebėjimas būtų šitų klausimų? Šiaip galima įvairiais kampais žiūrėti visą šitą dalyką. Vienas iš dalykų, ką aš įvardinčiau, tai šiai dienai tiesiog mes tą jautrumą, kaip pasakyti, kariai išdrįsta vis labiau apie tai kalbėti, nes anksčiau kultūriškai buvo nepriimtina labai tas kultūrinis kontekstas, o dabar vyksta švietimas, ar ne, kad reikia kalbėti, kad daug eina informacijos tinkluose ir žiniasklaidoj, ir pas specialistus, ar ne, žmonės dažniau vaikšto, kurie ir sako, kad tu turi nebijoti atskleisti to jautrumo, pasisakyti, ar ne, ir žmonės vis dažniau kalba, už tai jisai dažniau ir atsiskleidžia. Kitas dalykas, ką aš dar irgi pastebiu, yra nemažai jaunos kartos, jeigu mes čia apie jauną kartą kalbam, ateina, sakykime, augę tik su vienu tėvu. Nemažai yra tokių ir kai ateina karys, aš klausiu, ar tavo tėvai išsiskyrė, ar tavo tėvai yra. Tai tikrai daug yra išsiskyrusių ir auga dažniausiai su mama. Ar ne? Tai ta mama, ta prasme, jeigu vyras auga su mama, jisai mato modelį, kuris yra mama. Moteriškos atstovybės, kaip sakant. Anksčiau, aš nežinau, statistiškai tų skyrybų būdavo, man atrodo, mažiau, tikrai. Tai toj senesnėje kartoja, ar ne? Ir ten augo su abiem lytim. O čia auga dažnai su viena ir mato modelį tos moteriškos dažniau pusės. Ir automatiškai moteris jos daugiau kalba apie emocijas, jos moko, jos pačios rodo emocijas ir užauga tas jaunos vaikinas. Bet yra visokių, žinokit. Ta prasme, tikrai ateina stiprių ir tokių standartinių, ar mes galim tai pavadinti, bet kaip visuomenė yra įpratusi, vyriškų vyrų, kurie ten per daug nekalba, kuriem, pavyzdžiui, būna labai sunku pasakyti apskritai. Ateina toks karys pas mane, jam yra viduje sunku, bet jam yra labai sunku pasakyti, kad man yra sunku. Sako, aš nežinau, net žodžių nerandu. Tai yra ta dalis. Bet jau gerai, kad ateina iki jūsų. Taip, tai jau dirbam, didelis žingsnis. Tai, bet ką pasako tai apie mus, čia kaip jūs įvertintumėt, kad tai yra gerai ar blogai, kad mes jau dabar galim truputį drąsiau reikšti savo nuomonę, pasakyti, kas mums tinka, kas ne, kur ta riba tarp, taip sakant, tarp tos drąsos kalbėti, iki to, kad jau gal truputį per daug. Žinot, kaip būna. Ribų nebėra. Ribų nebėra, taip jau. Ir tas netinka. Tada jau tu susikoncentruoji, atrodo, net ne į savo darbus, kažkokias konkrečias užduotis, bet jau kažkokį tai... Kaip tų darbų nedaryti? Iš serijos. Nes tikrai kartais tampa sudėtinga, nes mes per daug, taip sakant, į tas smulkmenas tokias įlendam ir... Jo, tai... Kaip pasakyti, kur ta riba? Aš manau, kad riba eina apie iš tų vidinių nuostatų ir pagarbos savo ir aplinkai. Jeigu aš esu jautrus, ar ne, ir pavyzdžiui, jeigu ateina situacija, kur jau peržengia mano ribą, išsakyti tai yra viskas gerai, jeigu jau man tikrai, bet jeigu man ten biškutį kažkas nepatiko ir aš jau puolu ant kito žmogaus, pamirždamas pagarbą kažkokią arba pamirždamas, dėl ko mes čia iš viso esame ir koncentruojamės į kliuvinius, o ne į tikslą, ne? Va tada ir prasideda šitas toks perdėjimas, ne? Kaip sakau, mažus dalykus išpučiam per daug, per didelius, ta prasme, o didelius dalykus pamirštam, į ką mes, tą esmę, dėl ko viskas vyksta. Tai aš taip abstrakčiai kalbu, bet pavyzdžiui, jeigu kariai ateina ir jų tikslas yra išmokti, ten sakykime, gerai atlikti pasalą, ne? Ir
kariai užstringa ten, sakykime, veiksme, galvodami apie tai, kad čia kažkam koja skauda nepaeina, kažkam kuprinė, ne, kažkam tenais, nežinau, pametė daiktą, taip toliau. Batai nepatogus. Jo, batai nepatogus, ten viskas okei, tavo yra tie normalūs poreikiai, net tu ištransliuoji, bet sistemiškai žiūrint, jeigu vadas, pavyzdžiui, užsiakcentuoja tik tai ties tų problemų sprendimo, jie užstringa, jie nebegali normaliai užduoties vykdyti. Tai reiškia, mes turim žiūrėti, kaip įspręsti efektyviai greitai, kad nenukentėtų tas tikslas, kad ir tą poreikį bent jau kažkiek atliepti, bet tai neturi viršyti tos bendros misijos, ar ne? Tai aš manau, kad ta pagarba ir savo visų pirma turi būti, kad jei man blogai, tai aš turiu tą įsisąmoninti ir mokėti tai pagarbiai ištransliuoti į aplinką. Ne? O ką dažnai būna jaunimas dabar, kartais pasitaiko, ne tik jaunimas, visiems būna, ne, kad kai tau ten blogai, tai tu puoli visus kaltinti, pamiršdamas, kad tie žmonės, jie irgi reaguoja į tai, kaip tu su jais bendrauji. Ir tada įvyksta konfliktas visai lygioj vietoj. Tai va, nežinau, ar atsakiau. Taip, per aplinkui. Atsakėt, viskas... Tos jautrumo ribos tokios, kariuomenė, aš net labai nesinori akcentuoti, kad, čia jaunimas kažkoks. Ne, mes labai turim šaunų jaunimą ir tai yra žmonės, kurie mus kažkada pakeis, viskas tvarkoj, bet vienam, pats elementariausias pavyzdys, nutrynė ten batai, ne, ten truputį trina pusę, tai nebegaliu eit. Tokį, bet čia jau matyti, mes kalbam apie tą vidinę stiprybę. Nes aš labai puikiai atsimenu kursioką, Albertai linkėjimai, kai ėjom 30 km žygį ir jam tiek nutrynė batai, nutrynė sena žaizdas, ant kurių jau randai buvo užsidėję, nes kažkada irgi buvo nutrynę. Ir jam pasiūlė, kad, sako, mes tave parvežt galim tiesiog iki to taško, nes, jam labai sunku buvo, ir sako, aš net nežinau, kaip batus nusiausiu, nes ten takoja visai ištinus ir ten gal tos batus išpjauti reikės. Ir jisai ėjo iki to paskutinio kilometro, visiškai atsisakė, kad jį vežtų ir žodžiu, kur eisiu, nueisiu, ten, aš nežinau, ką jis ten viduje to momentu išgyveno, bet labai taip ir apie žmogų, ką apie žmogų šiaip pasako, tas toksai, smulkinimas, senetas, ar čia yra toks greitas pasidavimas, čia ta moralinė kova su savim ir motyvacija iki galo. Aš taip sakyčiau, čia, pavyzdžiui, jeigu imt šitą pavyzdį, ne, vėlgi žiūrim žmogus, kokios jo vertybės yra viduj, kas jam yra svarbiau. Ar man svarbiau yra sveikata ir ar tos sveikatos pasiekmes viršys kažkokius kitus dalykus, ten, pavyzdžiui, kita vertybė viršys, ar ne, pavyzdžiui, pasiekmes, kurias aš patirsiu, ar aš galiu jas ištverti, ar negaliu jas ištverti. Pavyzdžiui, po to, kas bus, kai jau aš nusimausiu tą batą, jau nebeisiu žygio, ar aš galėsiu tai ištverti, ar ne. Ar man yra svarbiau, sakykime, tas tikslas ir ta misija, ir kad ta mano koja gali pakentėti, ar ne, bet vėlgi, mums reikia žinoti tokį dalyką, kad su sveikata, mes nežinom, gali komplikuotis, gali infekcija įsimesti, ar ne, tokia visada tu rizikuoji. Tai pirmiausia, nesakyčiau, kad yra jautrumas, ar ne, jeigu žmogus sako, kad gal jau reiktų parvežti. Jeigu žmogui vertybė yra sveikata, ir jeigu jisai supranta, kad jisai po to gal rytoj turi varžybas bėgti, pavyzdžiui, arba ten kažkokių kitų veiklų daryti, ir, pavyzdžiui, tos pasiekmes jam kainuos. Tai kodėl jisai turėtų aukoti, jeigu tas tikslas, kurio aš siekiu, jisai nėra svarbesnis man. Pavyzdžiui, nėra ten kažkokios didelės svarbos misija, ką mes dabar darom su tuo žygiu. Jeigu būtų karo misija, tai žmogus net nejaustų to skausmo. Taip, čia kitos sąlygos. Čia būtų visai kitas dalykas, ta prasme. Ir tas jautrumas, jisai yra sąlyginis, nėra tos labai aiškios ribos. Tai yra individualu ir tai priklauso nuo vertybės, nuo požiūrio, ar ne, ir tie požiūriai visada skirsis. Ne? Vadas sakys, tu turi kentėti, nes mes kentėjom ir mums skausmą kentėti buvo normalu. Ir aš girdžiu kartais tokių pasisakymų, ar ne, kad koks karys be kraujo, žinai, neturėjęs patirties, kur ten sužeidimo ar kažko, tai kaip... Kitas, ar ne, yra tokių karių, kurie ateina biškutį įsidrėskė ir bėga į medpunktą, kaip mes sakom, ir tenais prašo atleidimo, žinai, visokių yra tų pavyzdžių. Tai vat ir žiūri dabar, tai jeigu tas pirštas, kas buvo svarbiau, žinai, galima žiūrėti ir individualių lygmenių, ir kaip komandos lygmenių, ne, ar tas pirštas, ar misija, kurią tu turėjai tęsti
ir dėl piršto netesiai, žinai. Nu, toks. Nu, čia aišku galima interpretuoti, bet galbūt buvo kažkokia priežastis, kodėl jis iš tos aplinkos išeit norėjo. Gali būti ir dažnai gilesnės priežastis. Taip. Kur, labai gera proga į bet punktą nueiti. Ir dažniau taip ir būna. Dažniausiai turbūt taip ir būna, kad sukelia, pažadina, ne, va, tas kažkoks sužeidimas fizinis, pažadina tas gilesnius dalykus ir galvoja, gali būti ir tyčia, kaip sakot, sąmoningai, bet mes šiaip labai daug dalykų darom neįsisąmonindami. Tiesiog nepiktybiškai, bet tiesiog jaučiam, kad, nu gal man geriau dabar tai bus. Nu kodėl aš negaliu? Nu tai va, yra sužeidimas. Na, tai tegul daktarai ir pasako, ar čia blogai ar neblogai. Ne? Yra tokių, kur ten eina kraujas bėga ir sako, ne, čia nieko nėra. Ir viskas okei. O tas, ne, čia nieko nėra, viskas čia gerai. Nu, kas čia irgi, ar kažką pasako tai apie žmogų? Aš manau, kad pasako. Nes dar čia toks yra, kur savo noras yra kažką įrodyti. Taip, aš suprantu, kad kiekvienam žmogui tai yra individualiai. Ar savo įrodyti, ar kažkam kitam, ką kiti apie mane pagalvos, nes aš to galbūt kažkokios tai užduoties nebaigiau iki galo, va čia mane parvežė. Tai čia toksai, ar savo noras kažką tai įrodyti, kad va, ėjau, pradėjau ir baigiau, ar kitam labiau įrodyti. Tai aš sakyčiau, kad reiktų ir klaus žmogaus. Mes prielaidų nedarom šitoje vietoje. Pavyzdžiui, jeigu yra konkreti situacija, ar jūsų kolegos ar ne situacija, tai aš jau klausčiau jo. Nu, kas skatino tokį pasirinkimą, nes galbūt jam rūpėjo labiau bendras tikslas, ar ne, jis orientavosi, kad atitikti standartus, įtikti vadams, nepasirodyti, irgi gal yra nuostata, kad nevyriška, ne, gal yra tas įsitikinimas atėjęs ir jisai vadovaujasi iš to. O gal tai yra bandymas įrodyti savo drąsa, kad aš galiu ir aš darysiu iki galo. Ir pas mus yra buvę ir tokių atvejų, kur darė iki galo, iki mirties. Ir kur ten situacija, tikrai nebuvo gal verta to darimo iki pat galo, ar ne, kur tu save. Tai čia irgi kalba apie meilę savo, kaip aš sakau, kiek žmogus myli ir moka pajausti save. Mes visi galim ištverti, ne, ten, sakykime, mėlynę, sumušimą, ten kažkokį įpjovimą, visi galim tai ištverti ir tai yra išgyjama, ar ne, bet jeigu tu jau varai, kur jau tu ten kenti iš paskutinio, kaip aš sakau, taip grubiai, tai tada tai yra apie meilę savo, kiek aš girdžiu save ir aš sugebu save jausti ir aš save myliu. Ar aš vertinu. Nes jeigu aš, tai būsiu nefunkcionalus po to. Jeigu aš darysiu iki galo ir po to, tai kokia nauda gaunasi. Taip, jeigu blaiviai tą supranti ir analizuoji savo veiksmus ir įvertini juos. Taip, čia sąmoningumas. O jūs dar taip pastebėjau, labai kelis kartus pabrėžė tą vyriškumas. Kiek dar gaju šiaip kariuomenė bendrai, nes jūs dirbat su kariais, tas vyriška, nevyriška. Čia gal toks irgi galima pritemti, gal truputį prie tos drąsos kalbėti, bet kiek tas yra, ne? Yra. Galima plačiau. Kai būna, ateina, pavyzdžiui, aš duosiu pavyzdžių, ateina kariai ir aš klausiu, pavyzdžiui, kodėl buvo tavo toks sprendimas, kodėl tu tik dabar kreipėsi, kodėl tu laukiai, ar ne, kas paskatino laukti iki tokios ribos, kada tu jau nebesusitvarkai su savo emocijom, ne, nes, tai kažkaip, ir būna tas, kad įvardina, kad, kaip čia taip, kaip į tave žiūrės, niekam čia neįdomu, čia nėra vyriška, ar ne, įvardina. Yra tas kultas, egzistuoja. Bet kai tu jau pasieki tokią ribą, kur jau tau dzin, nes jau tau taip blogai, tai tu ir kalbi. Ir čia jau aš neskaitau, kad čia yra jautrumas, ar ne? Vėlgi, tas mūsų lygmuo, kiek mes ištveriam, atsparumo lygmuo yra mūsų skirtingas. Ir tikrai yra tokių karių, kur tas atsparumas yra žemas. Ir tai ateina nuo vaikystės, kaip mes išmokė, kaip mes įpratę, ar ne? Ir yra tokių, kurių atsparumas yra ir iš prigimties būna didesnis kitą kartą, bet ir augant jisai susiformavo didesnis, ar ne? Ir požiūris, tą atsparumą lemia labai daug dalykų. Ar ne? Tai gyvenimo būdas, įpročiai, požiūris, mąstymas, gebėjimas emocijas savo reguliuoti, ar ne? Ir daug dalykų. Tai neįvardysi taip labai paprastai. Bet yra. Aš ir nuvažiavau, kaip sakant, tolyn nuo to vyriškumo. Bet yra. To dar. Egzistuoja žodžiu. O kai kalbam apie kario tinkamumą tarnybai, mes dažnai galvojam apie tą fizinį tokį pasirengimą. Kiek svarbu tas yra iš psichologinės pusės pasirengimas kariai? Nebus gero fizinio pasirengimo be gero psichologinio pasirengimo.
Kiekvienas sportininkas geras, profesionalus, olimpinis sportininkas jums pasakys, kad be darbo su savo psichologija tu nepasieksi gerų rezultatų. Tarp kitko, visai neseniai klausiau tokio pokalbio su sportininkė, tai tenai labai daug gilių dalykų iš psichologinės pusės. Tai žmogus matosi, kad atidirbęs jau ties ta vieta labai stipriai. Tai jeigu mes norim, kad karys fiziškai būtų pasiruošęs, mes pirmiausia ir turėtumėm pradėti nuo psichologinės nuostatos. Nes jeigu karys ateina su nuostata, yra tokių, ir sako, tai ką man reikia sportuoti? Ašgi gyvenime, aš nesiruošiu fizinio darbo dirbti, aš ruošiuosi prie kompo, sėdėsiu tenais, programuosiu arba ten kursiu kažkokius tinklalaidės, ten dar kažką darysiu, tai nesakau, kad čia jūs ar kažkas, bet yra tokių nuostatų, kad ką man sportuoti, aš nematau prasmės tame. Ne? Tai jeigu psichologinis nusistatymas toks ir tu su juo nedirbsi, tai nieko nebus. Tas karys nesiadaptuos iš karto. Taip, Kaip jūs tai pamatot? Kaip tai atsispindi? Ir ką vertinat pirmiausiai? Tai turi būtent iš to psichologinio aspekto. Kokius red flagus pastebit? Bendraudami su kariais. Jūs vis tiek dirbat ir su privalomosios pradinės karo tarnybos kariais. Taip, daugiausiai su jais ir dirbam iš tikrųjų. Tai ką pastebit, kokius skirtumus, kokias savybės, kokie red flagai? Čia labai platus klausimas, kai ateina. Bet ką jūs vertinat labiausiai, kaip jūs galite pasakyti, kad čia psichologiškai galbūt pasiruošęs karys ir čia psichologiškai nepasiruošęs? Yra daug. Pavyzdžiui, jeigu žmogus iš karto nuostatą turi prieš kariuomenę. Kad aš ne karui, aš prieš karą, aš nesuprantu šitos sistemos, čia yra nesąmonė, aš esu už taiką, už gėrį, ten taip toliau, viskas tvarkoj, gražu, ar ne, bet mes tada biškį atitolę nuo realybės esam, nes realybė tai yra tokia, kad vyksta šitie dalykai ir kai įvyks, ką tu tada darysi, tiesiog lauksi, ar reaguosi, ar kaip bus. Ir aš tada vis atvedinėju juos į tą realybę. Ir jie tada, tai čia vienas dalykas, nuostata, tai iš ankstinė jau ne, demotyvacija, nenoras, baimės, ar ne, nesugebėjimas priimti, laikytis reikalavimų, nes mes augam tokioje laisvoje visuomeniai, kur laisvė, daug laisvės ir mes galim rinktis ir tas, kai tu žinai, kad tau nebus laisvės rinktis, kad tu turėsi paklusti. Taip, dienotvarkė tavo sudėliota. Jo, ir būna labai dažna priežastis, kai kalbam su tais kariais, kuriem yra sunkiau, kad aš negaliu susitaikyti, kai man aiškinu. Negaliu priimti, kai, pavyzdžiui, priima vadas sprendimus, mano akimis nelogiškus ir net nenori girdėti, ką mes sakom, kad gali būti ir kitaip, ar ne? Tas toks nelankstumas, ar ne? Tada dar red flagai, kada žmogus labai daug laiko leidžia prie kompiuterio, daug valandų, sėdi, žaidžia tenais, nežinau, įvairias veiklas daro, ne, tam internete. Ir mes klausom, kiek tų valandų yra praleidžiama, jeigu yra tam tikras didelis kiekis, yra, pavyzdžiui, netgi tokių karių, kurie apskritai neturi draugų realių. Turi tik virtualius draugus. Tai tikrai yra red flagas. Toliau, yra daug jų šiaip iš tikrųjų. Bet yra red flagai, kuriuos gali pataisyti. Tai, pavyzdžiui, narkotinės medžiagos. Ne? Jeigu žmogus labai klimpęs, daug metų vartoja kažką, arba ten rūko, ar ten... Tai jau jam bus sunkumai ir bus striks, ar ne? Šiaip kariuomenė, jinai yra paremta iš esmės komandiniu darbu. Tokiu mes visur komando, ne visur su savo skyrium, grandim, nesvarbu būrionė, bet mes laiką kartu. Ir akivaizdu, kad dirbdamas komandai jūs turit vienas kitų pasitikėti, ne? Vis tiek kažkokius sprendimus ten priimat, susidirbt, susikalbėt, pažint vienas kitą, sutart irgi, kas yra labai svarbu, tai, iš esmės toks klausimas, tai ką daryti intravertui? Intravertui ką daryti? Tai intravertas, matot, nėra taip, kad aš tik intravertas arba tik ekstravertas. Kaip sako, ar ne, mūsų žinomi psichoterapeutai ir specialistai, kad yra kontinuumas, ar ne? Vienam gale yra visiškas intravertas, kitam gale yra visiškas ekstravertas, ar ne? Ir yra labai labai daug tarpinių variantų. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie kraštutinį intravertą, tai tikriausiai, kad jisai tenais ilgai neišbus. Kraštutinis variantas. Su rimta pagalba galbūt įmanoma.
mažai žingsniais, bet kariuomenė galbūt per greitai įmeta, per greitai būna per daug stresorių vienu metu ir gali net laikyti. Bet jeigu, pavyzdžiui, tas intravertiškumas yra toks, dalinis, ar ne, tai tas žmogus, jie randa būdus, kaip pabūti savyje. Jie neužmesga labai galbūt gilius tų ryšių ar nedraugyšių, bet jie daro tai, ką reikia, ar ne, laikosi tam tikro atstumo, ieško vietų, kur gali pabūti vieni, atsigauti ir jie taip išbūna. Tokiu principu. Tai tą ir daro. Ir mes būna kartais net, kai ateina toks žmogus, kas sako, man sunku, aš negaliu, tai aš sakau, o kur tu galėtum atskirti tas akimirkas, kada atsistatyti, pabūti vieną su savim? Ar yra tokių progų, ar yra tokių vietų ir kuo jisai daugiau leis savo tą daryti, kur pabūt vienam toj masiai žmonių, tuo jisai geriau jausis, nes tas balansas bus toj kasdienybei. Tai ieškoti tų galimybių, ar ne? Ir jeigu nepavyksta rasti, jeigu žmogus pats nesistengia, nekovoja už save, tai tada gali ir nepavykti. Tai čia priklauso labai. Ir ne tik. O kokios dažniausiai problemos išryškėja pirmomis tarnybos savaitėmis ar mėnesiais? Ar pastebit tokią tendenciją? Vis tiek jau jūs patirtį turite ganėtinai nemažą, tai... Pirmomis savaitėmis ar mėnesiais? Mėnesiais. Galim nuo savaičių pradėti. Tai pirmiausia, tai būna tas fizinio, sunkiai atlaiko fizinį krūvį, sunkiai atlaiko dalis ritmą, anksti keltis, vėlai gulti. Turint omeny tai, kad mes esam iš prigimties vieni pelėdos, kiti vieversiai, ar ne iš prigimties, tai tiem pelėdoms automatiškai kerta labai stipriai, ar ne, per tai visą ritmą pakeičia. Tada jiems iškyla stresas, nes jie negali taip gerai susikoncentruoti, neatsimena, nesiseka, ne. Kitas niuansas tai būna trintis. Ta masė žmonių ir kai reikia adaptuotis tarp tiek daug žmonių, nėra to privatumo, visokių būna atvejų iš tikrųjų, kaip tai paveikia, kad, pavyzdžiui, kitas į tualetę negali atlikti normalių rimtų reikalų arba ten dar kažkas ar nepasidaro vien dėl to, kad trūksta privatumo erdvės, ar ne, ir konfliktų daugiau, patyčios. Šiaip nuo pat pradžių ateina, pirmos savaitės dar visi išsigandę nesupranta, kas vyksta, o paskui nuo kokio 2-3 mėnesio įsivažiuoja patyčios. Ir labai, labai su tuo tenka dažnai susidurti. Dažnas dalykas. Visą laiką. Tai yra, jau tu žinai, kad tai bus. Tiesiog laukia jau, kada ateis tas pirmas žmogus, kuris apie tai pasisakys. Ar daug ateina? Ateina, ne procentais negaliu pasakyti. Ne procentais, bet turiu omeny, kad... Yra. Ta prasme, tokių, kur skundžiasi santykiai su kitais kariais, nes atsiranda tokių karių, kurie bando prispausti kitus prisikabindami, versdami kažkaip, galbūt peržengdami ribas, visada. Ir kai kiti bando tvarkytis, vieni ateina anksčiau, kiti ateina vėliau, ir dirbam visaip, ir individualiai, ir dirbam grupėse, tai patyčios. Paskui dar tų red flagų kokių būna. Tai jeigu prisigauna su narkotinėm medžiagom jau nuo pat pradžių, pasitaiko tokių atvejų. Bet yra tokių, kur išbūna tarnyba, netgi ir su priklausomybė, ir su, jeigu dirba žmogus, jeigu stengiasi, kartais kariuomenė net gali ir padėti, nes atitraukia nuo tos aplinkos, kuri įveda įsuka į tą ratą priklausomybės. Ar turim tokių sėkmės atvejų? Turim. Vienetų yra. Kaip aš negaliu atsakyti už visus, kiek kolegos mano dirba ar ne, bet mano patirty yra buvę net ir tokių, kurie ateina jau kaip ir išsprendė priklausomybės problemą. Sako, aš atėjau čia, dar kad save pastiprinti ir tobulėti, bet aš jau išlipau ten iš tos duobės, pasakoja, ar ne, ir dabar tobulėju. Noriu iš save padaryti kažkokiu tai stipresniu. Tai yra. Visko yra, žinokit. Visko kaip ir visuomeniai. Tai taip, mes ta pati visuomenė. Ta pati visuomenė. Dainora, dar toksai klausimas, ir su kolegom diskutavom. Truputį garsieji asmenybės testai. Jau truputį pereinam į kitą temą. Tai
kiek mums yra žinoma, tai profesinės karo tarnybos kariam tų testų nebėra, jų pildyti nebereikia. Pirmą kartą kažkaip. Pirmą kartą, tikrai taip. Tai ką mes norim surast su tais testais ir kur slypi ta visa paslaptis tų testų ir tuose keistuose klausimuose, apie kurių iki šiol niekas neišsiaiškino, kodėl ir ar ten įmanoma suklyst arba teisingai atsakyti. Nėra teisingų ir klaidingų atsakymų psichologinėse testuose. Būtent tie testai ir rodo, mums padeda tyrinėti realybę. Ta vidinė žmogaus realybė, kokia jinai yra. Nes mes turim įsivaizdavimus, kad taip gali būti, taip negali būti, bet kai tu duodi testą, užduodi klausimą ir kai nėra nei teisingo, nei klaidingo, bet tiesiog taip, kaip yra, tu tada ir matai, kas vyksta, kokios būna tos. Gerai. Tiem, kurie klauso, tiesiog, nes, klauso gal žmonės, kurie nėra visai susidūrę su kariuomene ar nėra tarnavę, tai yra toksai asmenybės testas ir vienas iš, klausimai jie, kaip pasakyti, taip sakytum, buitiškai nesąmoningi, ane tokie? Taip atrodo. Būtent, taip atrodo. Dėl to, klausiu, nes įdomu. Tai, pavyzdžiui, ar mylėjai savo mamą, ar mėgsti uostyti gėles. Šiaip kitų neatsimenu, jau labai seniai pildžiau, bet, gerai, pavyzdys, ar mylėjai savo mamą. Ir toksai, kur, kaip ir vis dar myliu, nes jinai nėra mirus, gal taip sakyti. Kodėl mylėjai, kodėl apie praeitį? Jo, kodėl apie praeitį ir tokie, ir daug ten tų klausimų, dabar sakau, net neatsiminsiu visų. Jo, ten visų pirma reikia turėti omeny, kad tie klausimai atskleidžia, nes tai yra asmenybės testas. Ne? Tai jis atskleidžia tam tikras tendencijas. Vienas klausimas, jisai dar nieko nerodo. Ten dažniausiai būna grupės klausimų, kurie būna panašus. Ne? Ir iš tos grupės klausimų tu gali matyti tendenciją apie tam tikrą asmenybės charakteristiką, ar jinai yra, ar jinai nėra. Ir atrodo tas toks paprastas klausimas, ne? Ir iš to jau, tai nėra vien iš to klausimo žiūrima, ne? Plus asmenybės testas nėra panacėja. Prasme, jeigu tu užpildė asmenybės testą ir tenais kažkas tai išaiškėjo, tai nereiškia, kad 100% taip ir yra su tuo žmogum, ar ne? Visada yra ta statistinė ir paklaida, ir situaciniai dalykai turi įtakos, ar ne? Žmonės būna ir atsako belia kaip, už tai ten yra padaryta ir tie validumo tikrinantis testai, ar ne? Ir kitas niuansas apie tai, kad testai nėra ir tobuli visi. Ta prasme, būna ten tų klaidų, kadangi jisai yra jau paimtas toks standartizuotas, ar ne, jo pakeisti taip lengvai irgi neišeina. Tai kainuoja labai didelius pinigus, tai reikalauja daug darbo, bendradarbiavimo su universitetais, taip toliau. Mes tą temą dažnai diskutuojam ir būtų gerai atnaujinti, būtų gerai adaptuoti labiau, ar ne, nes keičiasi visuomenė, testas yra jau senesnės kartos, sakykime, bet tai padaryti yra labai sudėtinga. Tai. Bet ką būtent, čia paskutinis klausimas šitą temą, bet tai ką būtent parodo tas testas? Apie asmenybę, ką jisai pasako? Jisai pasako, kokios asmenybės charakteristikos labiau būdingos tam žmogui. Kurios, ten yra skalės, ne, iš to klausimyno ir kurios skalės yra pakilusios, kurios nėra pakilusios. Kokios asmenybės charakteristikos pa žmogui yra ryškesnės tiesiog. Kurios mažiau dominuoja, kurios labiau dominuoja. Tai čia jau kalbėtume apie jautrumą ir... Tenais nėra tokios skalės kaip jautrumas, bet pavyzdžiui yra skalė depresiškumo, dabar bijau sumakaluoti. Yra tų skalių, pavyzdžiui, psichopatinės asmenybės charakteristikos, ne? Ar yra egzistuoja tenais, ar pavyzdžiui yra... histrioninės asmenybės. Histrioninė asmenybė tai tokia labai išraiškinga, ekspresyvi, tai taip toliau. Tiesiog žiūrim, ar yra pakilusios tam tikros skalės, bet jeigu jos yra pakilusios, tai nereiškia, kad žmogus jau ten nurašytas ar ten kažkas. Mes nesivadovaujam vienu testu ir nesprendžiam iš vieno testo apie žmogų. Tai ten yra kelios tos skalės, tai nežinau, ar jums čia vardinti jas. Ne. Nereikia smulkintis, bet šiaip įdomu, nes dar svarstėm, ar iš vis dar tas testas yra. Yra. Jisai vis dar tebėra tas pats, yra bandymai ir net naujant tvarkį keisti, bet daug susiduriam tų tokių iššūkių, ta prasme, kur sudėtinga ir kariuomenė neturi galimybių dabar taip paprastai tą padaryti. Dar vienas toks irgi klausimas. Tatuiruotės ir auskarai tam tikrose vietose, gal nebūtinai ausyse.
tikrai pamenu, kad šitie visi reikalai ant žmogaus kūno labai patraukdavo specialistų dėmesį. Neva, jeigu turi auskarą kažkur, nežinau, aš pati bent jau lūpo auskarą turiu, tai tikrai susilaukus klausimo, gal pastebėjimo tokio, kad neva galbūt mėgstu save žalot, kaip ir statuiruotėm. Ai, tokia buvo prielaida pasakyta, ar kaip? Jo, gal jūs tada dar netarnaut Lietuvos kariuomenėje, čia buvo 2014 metai, aišku. Tai va, tai įdomu, kaip psichologai vertina tą tatuiruotus kūnus, nes tikrai yra buvę, gal sakykime, tokių istorijų, kai asmenys, jų nuomonė, aišku, nes, taip sakant, nebuvo ten tai konkreti kažkokia išvada, galbūt nepatenka dėl to, kad jo kūną, taip sakant, dengia tatuiruotės, bet, kaip psichologom kažkas... Kas svarbu šitoje vietoje? Galbūt, taip. Kaip mes žiūrim. Visų pirma, aš nedirbu su tuo, čia daugiau, dirbu labai retai, čia komisijos žiūri visus tuos dalykus, komisijos psichologai, pakomisijų. Bet iš esmės dabar, anksčiau būdavo, kad labai griežtai gal vertino, dabar mes tiesiog klausiam prasme, klausiam dėl ko žmogus, kokios buvo jo priežastis, kokia buvo motyvacija. Aišku, tu žiūri, kas tenais yra patatuiruota, nes jeigu ten yra akivaizdus kažkokie visuomeniai žinomi priešiški ženklai, ar kažkas tokio, tai jau vienareikšmiškai žmogus klius. Bet jeigu tai yra tiesiog kažkokios tatuiruotės, ar ten daugiau ar mažiau, dabar ateina, tarnauja PKT kariai, turi matomose vietose tas tatuiruotės ir viskas yra tvarkoj, nes ne tatuiruotė nusprendžia, koks yra žmogus. Tai yra žmogaus kažkokia išraiška galbūt savęs. Tiek ir auskarai, tiek ir šitas dalykas. Statutas mums neleidžia. Statutas tai mums neleidžia. Ten kažkur matome auskarai ir ten dar kažkas. Bet psichologas dabar žiūri daugiau tai, ką tau reiškia ir tavo motivacija. Kodėl tu tą darai? Aš pati, pavyzdžiui, turiu tatuiruotę, ir ką. Žodžiu, nebėra tokio požiūrio. Ne. Laikai pasikeitė. Kaip sakant, keičiasi į gerąją pusę. Tam tikri dalykai. Paprasčiau truputį žiūrim patys. Taip. Ar jum pačiai buvo, galbūt ar pamenat kažkoks pokalbis su kariu, kuris pačiai buvo labai sunkus, ar priešingai labai įkvepiantis? Šiaip įdomu, tiesiog iš patirties, su kuo susidurėt. Yra visko, buvo labai sunkių. Jeigu duot pavyzdžiui, savižudybės atvejai, kur tu kalbi su žmogum, nori geranoriškai teikti pagalbą, jisai tave labai priešiškai atmeta ir toks būna puolimas netgi ant tavęs, ar ne? Aišku, mes žinom, kaip reaguoti į šitą atvejį, bet tu supranti, kad jis tavęs neprisileidžia. Jis neprisileidžia pagalbos. Ir tu niekada nežinai, ar tas žmogus padarys ar nepadarys tą veiksmą, nes tu netenki galios. Tu negali jam padėti. Tu gali, galbūt pasakyti kažkam, kad žiūrėkit, gal reikia atkreipti dėmesį, bet vėlgi konfidencialumas yra toks dalykas, ne? Bet su savižudybė negalioja, ar ne? Tai mes darom turim savo metodikas, kaip mes sprendžiam šitos dalykus. Būna labai įkvepiančių pokalbių ir ne vienas, ir įvardinčiau ne vieną, kur vieno nėra, yra keletą tokių, kur tu bendrauji su kariu ir netgi tu turi kažką iš jo pasiimti, ar ne? Ir tai yra labai gražu ir tai yra momentai tobulėjimo, kur tu pamatai, labiau pradedi suprast, ar ne, naująją kartą, suvoki dalykus net ir apie save, ar ne, kaip sakant, įvyksta tas kontrperkelimas, ar ne tam tikras, bet tai yra tobulėjimas ir kaip profesinis. Tai tikrai yra tokių dalykų, kur žmogus labai atsparus, pavyzdžiui, būna karys, ar ne, jisai ten įkvėptas, jisai turi tikslų, jisai ten pasakoja, tu žiūri ir žaviesi, tiesiog, net nežinai, žmogus ateina, nes nori dar labiau tobulėti. Yra ir tokių, nebūtinai problemos, turi būti priežastis ateiti pas specialistą. Psichologą. Ar dažnai susilaukėt apsilankymų? Šiaip priklauso nuo šaukimo. Ar aktyvi jūsų tarnyba? Šiaip aktyvi. Pavyzdžiui, praeitas šaukimas tai buvo toks intensyvus, kad reikėdavo laiko atsikvėpti. Ta prasme, žinai, kada čia jau? Šitas, kur dabar atėjo, labai priklauso, kokia būna pradžia, kur būna ta pradžia, kaip jie įsivažiuoja, kaip juos išmoko, kaip juos pripratinė, tai po to taip jie ir važiuoja.
Tai anksčiau pas mus šaukimai ateidavo tiesiai į batalioną, kaip pavyzdys, aš pasakoju čia asmeninį, nes aš negaliu sakyti, kaip, skirtingai būna. Ateidavo tiesiai į batalioną ir ruoždavo bataliono mūsų PKT kariai. Tai tada jie būdavo vienokie. Kai dabar jie ruošiami yra kažkas Rukloj, kažkas Kazlų Rūdoje yra ruošiami ir po 3 mėnesių jie ateina pas mus. Tie kariai yra kitokie, jie įpratę jau kitaip tam tikrus dalykus daryti, negu įpranta čia iš karto atėję. Pavyzdžiui, mano atveju dabartinis šaukimas, jis buvo nepratęs, kad ten būtų psichologas, nes ten buvo psichologas, kuris atvažiuoja kartą į savaitę, nes kitaip neišeina, nes ten vietoje nėra psichologo ir jie nebuvo pratę dažnai eiti. Ir jie turi tą įprotį dažnai, kad nėra to psichologo. Dabar, kai jie atvažiavo, jų antplūdžio nėra. Bet jeigu jie žino, kad visada yra psichologas, tai tada būna antplūdis. Tai mano tokia yra patirtis. Kas yra sveikintina. Sveikintina, jo, aš kaip ir džiaugiuosi, bet tada jau prasideda savo asmeninių ribų brėžimas, kiek tu gali atlaikyti, nes ne visi atvejai būna tokie labai aukštos rizikos. Ar ne? Ir būna, kad kiekvienam mano problema yra pati svarbiausia ir jisai veržiasi ir jeigu tu sakai, reikia palaukti, būna ir nepasitenkinimo. Ar ne? Tada ateina nusiskundimai, kad neina prieit pas psichologo, ar ne? Bet tu vis tiek turi prioritetizuoti. O galima tai palyginti, nes tiek turit 10 metų patirtį, bent jau Lietuvos kariuomenė konkrečiai kalbu, tarkim, kaip tai atrodė prieš 10 metų ir kaip yra dabar, kažkoks galbūt pokytį matot suintensyvėjusius, galbūt. Jo, tendencija yra, kad daugiau kreipiasi. Pradžioj, tai žinokit, buvo labai sunkiai įsivažiavo, nes aš, kai pradėjau tarnauti, kaip tik baiginėjosi pirmas šaukimas. Apskritai tas atnaujintas šaukimas, kai buvo, tai buvo pirma laida. Tai reikėjo įdirbį, reikėjo aiškinti daug, kodėl ateit skatinti, raginti ar ne. Ir tada po truputį, karta po kartos, dabar tai jau eina labai drąsiai ir kartais net kai kurie gal ir net ir papiknaudžiauja tuo, ne? Nes proga 1 valandėlę pailsėti. Tada būna, kad gal mane čia komisuos, jeigu aš esu labai demotyvuotas, ar ne, ateina su visokiais lūkesčiais. Ir būna ateina ir tiesiai šviesiai pasako, aš atėjau pas jūs ne šiaip savo problemų, kad pasipasakoti, aš tiesiog čia nenoriu būti. Tiesiai šviesiai išsako šitą ir tada, žiūri jau tada, kaip čia dabar šitoj situacijai mes tvarkomės ir atvirai kalbam tada. Tai kaip, jums atrodo, pavyzdžiui, kiek motyvacijai gali būti svarbu, pavyzdžiui, patogia avalynė, batai? Irgi individualu, kiek tam žmogui bus svarbu, bet kai tu eini, dažniausiai išryškėja tas svarbumas tada, kada tu labiausiai praktiškai naudoji tą daiktą, ne? Ir tose situacijose, kada tau labiausiai reikalinga jo parama, jo funkcija, kurią jisai turi atlikti ir jeigu tuo metu tave paveda, žmogui būna ir nuoskauda net gali kilti, ne? Tai kad ne aš čia kaltas, o batai, ta prasme, kuriuos aš nesirinkau, man liepė tuos batus ir sidėti. Tai, kartais tai gali virsti, didžiulė problema. Bet kita vertus, jeigu tu nesiakcentuoji, ir čia vėl dėmesingumas, kur aš fokusuoju savo dėmesį, aš galvoju, kad, batai, taip, diskomfortas, taip negerai, bet tai nėra esminė priežastis, dėl ko aš turėčiau nekęsti tarnybos arba nenorėti tarnauti, tai tu ir atskiri šitos dalykus. Labai aiškiai. Dar neseniai kalbinom pulkininką Gaiževskį. Ir kalbėdamas apie tarnybą 90-aisiais, jisai pasakojo, kad žmonės tais laikais buvo bebaimiai ir iš esmės būdami dar nepilnamečiai labai aiškiai suprato, už ką kovoja, dėl ko kovoja ir ar mes šiandien esam tokie patys bebaimiai, ar matom prasmę ir ar suprantam, kam davėm priesaiką. Čia kaip kariai, ta prasme, ne? Taip. Jeigu kalbėtume apie PKT, tai galbūt vienaip atsakyčiau. Jeigu kalbėtumėm apie PKT tarnybą, tai būtų visai kas kita. Dėl to, kad yra priverstinė ir yra savanoriška. Ne? Tai kalbant apie savanorišką, tai tikrai dažnai nesupranta, kam taip yra daroma, kodėl čia ta tokia politika ir atmeta, ar ne, dalis.
Kita dalis supranta, ar ne? Kas liečia PKT, kai tu ateini savo noro, tai tu įsisąmonini, kodėl tu ateini, kodėl tu renkiesi tą darbą, ar ne? Ar ateinam, šiaip iš lempos pabandysiu, ar ne? Dauguma nesirenka tokiu būdu, ar ne? Tai renkasi tikslingai, nes toks. Tai šitie žmonės dažniausiai jie, ne visi, nes kai kuriuos iš jų motyvuoja geros garantijos, bandomasis laikotarpis leidžia, pasibandysiu, pasižiūrėsiu, patiks, nepatiks. Visokių yra, bet tikrai labiau PKT kariai yra suprantantis, dėl ko, ką aš siekiu, dėl ko aš čia atėjau, kokia mano misija, dėl ko aš kovoju. Nekovoju, bet ruošiuosi tam. Ir įdomu tai, ne, kad atrodo turėtų būti priešingai. Karas prasidėjo kažkur kaiminystėje, mes kaip ir turėtumėm susimobilizuoti, nes mums rizika išaugo, bet nebūtinai taip yra. Dalis kaip tik tai. Kuo toliau. Vengia, bijo, baimės akis, ar ne? Ir yra tos baimės. Ir būna tų diskusijų, tais kariais visokių, kai tu klausi, tai ką tu darysi, aš sako, nekovosiu, aš nekovosiu, jeigu bus karas. Manęs čia nebus, aš būsiu išvažiavęs. Sakau, tai kaip tu žinosi, kada išvažiuoti reikia? Tai sakau, ar tu tiki, kad tau praneš iš anksto kažkaip tais, ar kaip čia bus? Tai gal kažkur kažką, sako, jeigu nežinosi, tai kaip tu išvažiuosi, nes kai prasidės ką. Tai sėsiu į mašiną, ten, bet sakau, tu galvoji, kad viskas bus leidžiama, taip paimti ir išvažiuoti. Visiškai nesidomi, ta tema tokia yra kaip blokas. Nesidomi nei kas ten Ukrainai vyksta, nei kaip ten vyksta ir tada automatiškai jie nuo realybės atitrūkia ir sudėtinga būna suprasti tą suvokimą. Bet tikriausiai matote ir gerų pavyzdžių, ne tik tų, kurie nesupranta. Ne, tai faktas yra, kurie viską supranta ir stengiasi ir eina ir nori, aš noriu išmokti, aš noriu žinoti, ką daryti, kai ateis ta diena, kaip savo šeimą apsaugoti, bent jau minimalius veiksmus, tai mes kai ir dirbam su kariu, kuris nėra motyvuotas, tai mes ir kalbam. Tai žiūrėk, jeigu tu neturėsi galimybės ar neišvažiuoti, neišeis. Tai ar geriau yra, kad tu stovėsi ir nežinosi, ką daryti, ar tu bent jau turėsi kažkokius bazinius įgūdžius, kuriais tu galėsi savo ir savo šeimai padėti. Gal tu nebūsi tas karys fronte, bet tu žinosi, ką daryti. Ne? Ten kaip išgyventi be elektros, ten kažkur miške ar ten dar kažkur bunkerė. Ne? Tai taip ir motyvuojam. Tai dalis tą jau supranta savaime, o dalį reikia parodyti tą dalį žmonių. Dainora, paskutinis klausimas. Nuo skyriaus vado iki kariuomenės vado. Kiek svarbu yra vado įkvėpimas, pavyzdys ir kiek svarbu yra ne vien išgirsti, bet ir pačiam pasakyti ačiū? Tai vadas tai yra šis. Mano matymu ir tai yra vadas ne tik kariuomeniai, bet ir direktorius organizacijoje arba vadovas, ar ne, lygiai taip pat ir kariuomenė, o čia kariuomenė ypač reikalinga ta lyderystė, nes komandos yra paremtos vidiniu pasitikėjimu ir sutelktumu, ar ne? Ir vadas, tas lyderis, jeigu jisai geba komandą sutelkti, sukurti pasitikėjimo atmosferą, nepadaryti šitos dalykus, nes patys kariai iš savęs ne visada suvokia ir supranta tuos dalykus, ar ne? Ir nuo vado tono, kokį jisai uždeda, nuo jo, kaip sakyt, nuostatų, nuo jo atvėrimo galimybių tam tikrų ir priklausys, kaip funkcionuos tas padalinys. Tai yra bazė, ašis, ant kurios viskas sukasi. Todėl kiekvieno vado padarytas veiksmas, pasakytas žodis, kaip jisai buvo pasakytas, atsilieps grandinę. Kažkas atsirinks, tai vadas šitaip darė, reiškia, ir aš galiu. Ir pasižiūrės net mažiausią žodį. Vienas sakinys pasakytas bataliono vado, nuaidi ilgam ir įsirėžia į smegenis ir būna aptarnėjamas ilgai. Pavyzdžiui, karys turi išvažiuoti būtinai kartą per mėnesį namo. Ne? Būtinai, nesvarbu, ar jis ten nusižengęs, ar tam dar kažką. Bet ir įsivaizduokim, kad karys savo įsideda į galvą šitą žodį, nes vadas pasakė, šventa. Ir atsitinka taip, kad įkrito budėjimas, įkrito kažkokia paroda, įkrito dar kažkas, savaitgaliai sukrito taip, kad niekaip neišėjo žmogui išvažiuoti. Būna taip, ar ne? Ir labai didžiulis nusivylimas, nes netitiko situacija vado žodžio, ne? Ir vien iš to kyla daug tokio nepasitenkinimo.
Tai va, tai dar apie ačiū, ar ne? Dar pakartokit klausimą, nes jau aš nusivažiavau. Ne, viskas gerai, man čia labai gražu klausinė, taip akis truputį sudrėksta iš tikro, nes, teisingai labai kalbat iš tikro ir kiek svarbu yra ne vien išgirsti, bet ir pačiam pasakyti ačiū. Nes mums kartais atrodo, ne, kad kažkur ten kažkas ten pakalbėjo, ne, ir mes taip primam kaip savaime suprantama, ne, kad, jo, gerai pakalbėjo, bet, visą laiką taip kalba, taip ir turi būti, nes jisai vadas, ne, ir taip toliau, bet tas kiekvienas toks pagirimas, mes patys ir su kolegom dažnai diskutuojam, kad, kaip svarbu yra, aišku, reikia tą dalyką mokėti, bet, ne vien kritikuoti, bet ir, padėkoti už tas mažas smulkmenas, ne, ir kiekvienam nuo žemiausio nuo mažiausio iki didžiausio lygmens yra labai svarbu ir ne pačiam kiek gebėt pasakyti, ne kažkokį tai komplimentą, pagirti už kažką, kad ir už mažus ar didelius darbus, bet ir pačiam vadui gauti tą už jo feedbacką, kaip mes sakom. Nes vadas irgi yra žmogus ir dėkingumas apskritai yra gydantis. Yra daug tyrimų apie dėkingumą. Jisai pakelia žmogų į biškį tokį dvasinį lygmenį, gal taip sakykime, ir pagerina 25% netgi mūsų emocinę nuotaiką. Jeigu mes žiūrėtumėm ar ne, jeigu mes mokėtumėm pastebėti, kokie dalykai mums yra duoti ir kurie nebūtinai savaime norma yra. Ir kiekviena pastanga tiek vado, tiek pavaldinio, tiek civilio darbuotojo yra, jo laikas, jo nervai, kiek jisai įdeda ten darbo, kad tą mažą dalyką padarytų. Tai tas kitas žmogus gali nesuprasti, ne, kiek ten reikia, kad, pavyzdžiui, aš nesuprantu, kiek jums reikėjo laiko pasiruošti, ne, šitam interviu, nes aš nedarau to darbo. Bet man yra didžiulis dėkingumas už tai, kad jūs skyrėte tą laiką, ar ne? Ir jeigu kiek darbo įdėjot, kiek klausimų ruošėtės, ar ne? Tai jeigu to mes nesugebam daryti, tai mes viską nuvertinam, automatiškai visas fonas pasidaro toks. Tai dėl ko mes čia darom? Netenka daug prasmės, kai nėra to dėkingumo. Tai yra žiauriai svarbu. Dainora, ačiū labai.